Kadangi esame Kaune, tai gal jūs nieko prieš, kad paskaityčiau eilėraštį apie Kauną, gerai? Tiksliau ne visai apie Kauną, apie meilės istoriją Kaune, kuri ne man nutiko, tikrai ne man, suprasite iš eilėraščio, kad ne man. Nu, reikės kažko pokraupio tau čia. Kaune 5 metus mes čia praleidom, Žemės ūkio akademijoje. Tai nebuvo patys blogiausi, čia dar neįlėraštis, tai įžakai. Tai nebuvo patys blogiausi metai, tikrai ne patys blogiausi. Meilės istorija Kaune nutikusi tikrai ne man. Pavadinimas Meilės istorija Kaune. Kvadratinės elevatoriaus akys žvelgia į užtvankos biustą. Elevatorius pavydi vandenį glostančiam užtvankos kūną. Jo gelžbetoninė širdis kaukia ir gazdina varnas virš miesto, bet jau pakyla juoda saulė, laikas dirbti ir viskas nurimsta. Vakare elevatorius pasiunčia elektros impulsą užtvankai, bet jie tik abejingai suka rotorius ir visų kūnų atsiduoda vandeniui. Iš nevilties ir pykčio gimsta pleninis monstras panašus į traktorių. Jis tyliai paupių aukštyn nurieda, nieks jo nesistebi, prie technikos pripratę. Monstras sustoja prie elektrinės, kurį laiką pastovi svarsto padėtį, po to pakelia vamzdį ir šauna į užtvanką silpną branduolinį užtaisą. Užtvanka sukriokia ir išlaksto gabalais įtekinti mėnulį, nuvingiuoja jos dvasia, o vanduo užtili ir puola visa jėga, kas jam tą užtvanką jai gavo visą miestą. O mieste tuo tarpu gęsta žiburiai, blykčia tik tai automobilių šviesos, klykia moteris ir juokiasi studentas, varnas krankdamas pakyla kuo aukščiau. Tamsoje girdėti ūžesys galingas, kas ant tilto stovi nebežino kelio. Žmonės, žvelkite, kas juodas ir didžiulis artinas link jūsų kriokdamas baisiausiai. Ką banga pastvėrė, tas nespėjo nieko nesuprasti, nepajausti, kol dangun pakliuvo tarsi dėžutes lengvas, polės plovėsi autulys, bažnyčias, namus, tiltus ir viską apskritai. Griuvo elevatorius taip pat toj sumaišty, pasiuntė erdvėn elektros paskutinį krūvį. Kilo dausosna, sielų begalybė, nesuprasdamas kodėl, už ką ir kaip. Kaime, netoliese, niekas negirdėjo nieko. Dingo tik šviesa ir srovė elektros. Piktinosi žmonės, kad valdžia nežiūri jų gerovės ir prieš žvakę jie politikavo. Tai tokia buvo baisi istorija apie nelaimingą meilę. Tikėkimės, kad ta istorija niekada neįvyks. Geriau, kad meilės nebūtų.